Verslo žinios. Verslo tribuna. Sveiki, su jumis Verslo tribuna, laidos partneris Elektrum Lietuva. Šiandien su manimi studijoje Elektrum Lietuva vadovas Martynas Gigas. Sveiki, Martynai. Sveiki. Bandysim išsiaiškinti dar vis apie rinkos liberalizavimą ir kartu kokia ta energijos tiekėjo rolė šiame sudėtingame ir kintančiame iš tikrųjų sektoriuje. Šiemet Lietuvoje bus jau baigta elektros rinkos liberalizacija, prasidėjusi prieš keliarius metus, kurį laiką kėlusi nemažą sumaištį ir iš tikrųjų dar ir dabar tebekelia tikriausiai. Paskutiniai 500 000 vartotojų turės pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Priminkit apskritai, kas tai yra, kodėl tai vyksta ir kaip tai vyksta. Pati logika tos liberalizacijos apie ką yra, tai kad mes bandom decentralizuoti, ką galim decentralizuoti. Tai yra įvesti konkurenciją ten, kur konkurencija būtų galima. Ir jeigu yra natūralūs monopoliai, tarkim kaip laidai, tai mes ten tikrai nenusitiesim visi kelių, kaip laidų, kaip ir kelių nenusitiesim visi. Bet ten, kur mes galim konkuruoti, tai yra tiekimo dalyje, ten, kur renkasi vartotojai, kas jiems elektros energiją tieks. Energetikoje atrodo toksai vis dar naujas, pas mus vis dar diskutuotina tema, nors mums nekyla klausimų, kaip ir mes naudojam dažnai tą pavyzdį, kai reikia rinktis telekomunikacijų tiekėją. Ten nebekyla klausimų, kad nebe telekomas yra, o yra kitų galimų variantų. Tai šitą procesą praėjo jau senai, nėra kaip senai, 92 metų tas procesas įbėgėjęs Europai, kad turi pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Ir tuo pačiu skatina konkurenciją tarp tiekėjų, bet pačiu mes ir galim kalbėti apie konkurenciją gamybai. Ten, kur gamintojas turi konkuruoti dėl savęs, su kitais gamintojais. Vėlgi, nemažai dalimi tai buvo, kai buvo atskirtamas, dažniausiai turėdom vieną monopolį. Monopolis būdavo ir ta monopolis nustatydavo kainą, reguliatorius sakydavo, va, čia tokia kaina, ar neteisinga, ar neteisinga, niekas neklausdavo, nes būdavo kaina nustatoma ir paskui arba išlyginama, arba taisoma priklausomai nuo rinkos kainos, arba ne. Ir mes dabar vis dar, aišku, matom, kaip aš taip juokiuosi, tų, kurie vis dar norėtų sugrąžinti tuos laikus. Ir dažniausiai būna tie žmonės, kurie energetikoje dirba, vadovavo energetikoje, kai buvo reguliuojama rinka. Tai jie sako, nieko nėra geriau negu reguliuojama rinka. Taip, nes jie niekada ir neveikia konkurencingoje rinkoje, nes konkurencingoje rinkoje yra, pati konkurencija parodo, ar tu gerai dirbi, blogai dirbi. Išgyveni arba ne. Taip, ir kokie tavo rezultatai, tu dažniausiai lyginės tiek su konkurentais, net tu turi stengtis, tave kaip vadovo tai vertina, kaip tu konkurencingai aplinkoje tu veiki. Tai, matyti, lygis labiausiai tos reguliuojamos rinkos, kurie dirba, kur nereikėjo per galą labai stengtis. Aišku, mes randame dabar argumentų, kodėl vartotojai neturėtų, vartotojams sudėtinga, vartotojai negali. Taip, čia iš tikrųjų klausimas, kodėl taip sudėtinga ta elektra? Mano akimis, taip, pati kaip technologija, jinai gal tikrai sudėtinga, nes jinai turi savo niuansą, nes jinai nėra nesandėliuojama. Ir čia yra pats sunkiausias dalykas, nes žmonėms suprasti, o tai kodėl ta kaina taip kinta, jeigu mes pažiūrėtume biržą, kaip vyksta ta prekyba ir kaip vyksta ta gamyba. Nes jeigu mes turim praktiškai, viską, net ir tos pačios dujos. Mes galim dujas sandėliuoti vamzdžiuose, galim saugyklose, laivuose, galim balionuose sandėliuoti galim. Tai elektra iš principo yra nesandėliuojama. Taip, mes turim galbūt tokie kaip sprendimai kaip baterijos didelės, arba tas pats kruonis yra kaip ir baterija, arba didelės užtvankos yra kaip baterija, bet žmonėms yra labai sunku suprasti, kodėl taip veikia ir jie tada iš tikrųjų, kai nesupranti, kad jis net ir nori nesuprasti. Žiūrėkit, man nereikėjo galvos sukti anksčiau, tai ir aš nebenoriu toliau tos galvos sukti, pasakyti, kokią kainą aš mokėsiu, aš tikiuosi, kad ta kaina teisinga. Žmonės mėgsta nesukti galvos tiesiog, jeigu galima. Jo, arba jeigu ko nesupranta, dabar ypatingai matom, kad apsipina, kas ypatingai dabar, nežinau, ar madinga, ar ne tendencija, konspiracijos teorijų visokių. Tai čia visi susitarė, čia dar tokių keistų tokių dalykų mes išgirstam. Bet vėlgi, mes turim iš dalies tokia kartais rinkoje tokias prieštaraujančias viena kitai savo dalis. Norim palaikyti atsinaujinančią energetiką, girint daug žmonių, bet atsinaujinanti energetika iš savęs yra decentralizuota. Jinai nėra vienose rankose, tai vienasi, kad mes jau ten turim konkurenciją, kas geriau gamins. Ir tada jau tie, kurie gamina elektros energiją, gali spręsti, kam tą elektros energiją parduos. Tai su ko visi dalis nesupranta, tai patys ir vartotojai, ir politikai, ir tie, kurie veikia reguliuojamoj rinkoje, vadovavo energetikoje, kad tai, kad tu pastatai saulės parką, vėjo parką, tu negali parduoti jas į biržą. Teoriškai galėtum, bet čia būtų matyti panašus principas, kaip vežti, nežinau, apelsinų dėžutę, vieną dėžutę su fūra. Tai tiesiog neapsimoka, tu turi daug apelsinų surinkti, galėtum vežti. Čia lygiai tas pats. Norint efektyviai, arba, tarkim, nesudėlį nuostolį pardavinėti elektros energiją, jeigu gamini turi parką, turi turėti tiekėją. Ir to dalies vartotojai nesupranta ir politikai, kad jis įsivaizduoja, kad tiekėjas tai yra, aš kažkur elektros energiją gavau ir ją pardaviau. Vartotojai sugalvojęs kažką. Bet mes esam tas, kas užtikrina tiekėjai, kad elektros energija būtų superkama iš gamintojų,
iš visų gamintojų. Tai gali būti, mes turim ir biokūro, ir saulės, ir vėjo. Ir mes tarpusavį konkuruojam, kas pasiūlys geresnę kainą tam gamintojui, jis tam ir parduoda. Tai čia mes turim tą konkurenciją. Tai prasiduokim reguliuojamą rinką. Tai kokią kainą nustatys, tokią nustatys. Ne? Arba atsiras konkuruojančių parkų, arba neatsiras. Tai šitoje dalyje matyt, tie, kas parkus vysto, džiaugiasi, kad nėra rinka centralizuota, nes atsiranda ir jiem niša toje dalyje. Tada mes, vėlgi kaip tiekėjas, supirkęs elektros energiją, verčiam į produktų ir pardavinėjam galutiniam vartotojui. Ir net jeigu dabar kyla diskusijos, o čia gal mes per daug ar per mažai tos atsinaujinančios energetikos turime, yra viena dalis tokia, bet tai dalis sako, mes baterijas jau, įsivaizduojam, kad baterijos jau išspręs mūsų klausimus dėl kainos svyravimo, bet aš vėl primenu visiems, kad be tiekėjo baterijos net neveiks. Tiesiog. Nes kažkam tu tą elektros energiją turi vėl parduoti, kažkas turi pasaugoti, jie tau padės suvaldyti, subalansuoti tą planą visą tai kitą. Tai vat kartais, kad atrodo, mes paskelbėm karą, toks įgyris arba tenais tokie, norim, nepatinka mūsų tie tiekėjai, bet mes sakom, be tiekėjų neveiks ir visos kitos grandinės, kurias mes įsivaizduojam rinkoje. Ja, tai... Gal čia tas ir yra toks momentas, kad tiekėjas tai nebūtinai gamintojas, ar ne? Atskirimas galvose turėtų galbūt įvykti. Labai, ir aš tai, kad tą patį akcentuoju. Mes, net kai prasidėjus liberalizacija 20 metais Lietuvoje, tai vėlgi vėlavo. Buvo įsivaizdavimas, kad čia bus labai daug tiekėjų, labai daug konkuruosim. Pamatėm, kas po to įvyko, ar ne? Jo, ir aš tai, kas sakydavau, kad šitoje rinkoje nenori, aš tiesiog jau tą rinką domėjausi, skaitinėjom, vis tiek žiūrėjom visas rinkas, kaip vyksta. Šita rinka yra masto ekonomijos rinka. Norint sėkmingai veikti, tu turi turėti mastą. Turi turėti gamybą savo. Vėlgi, arba gebėti supirkti iš kažkur tą elektros energiją. Išsiauginti mastą labai kainuoja ir labai yra sudėtinga, nes tu eigoje labai esi neefektyvus ir iš tikrųjų, o maržos yra ypatingai mažos. Ir sakas, kad čia tiekėjų nebus daug, bet tiekėjai, tie, kurie veiks, tai bus dideli ir jie iš savo masto sugebės sukurti efektyvią rinką, supirkti, prijungti baterijas, sukurti produktą, kurį gali konkurencingai pardavinėti galutiniam vartotojui. Ir taip, jeigu mes eigoje matom, kad procesas galbūt nedėlus, kaip mes įsivaizdavom, ir mes sakom, atsimenam, kai buvo reguliuojama kaina ir buvo vienaip, bet to net negalim grįžti, nes tada ta kaina buvo nustatinėjama dujų importo iš Rusijos. Ne? O mes sakom, tas klausimas uždarytas, amžinai. Mes niekada dujų iš Rusijos nepirksim niekada. Tai mes net negalim tą pačią modelį atkartoti, kurį mes turėjom. Tai dabar mes visi pasakėm, kad mes perėsim prie atsinaujinančios energetikos, tai turėsim tam tikrą periodą susitaikyti su svyravimais, bet to svyravimų nesulygins niekaip, jeigu tiekėjų nebus. Tai va šiuo atveju, aš matau, kad nėra taip labai lengvai atsakyti tą klausimą, bet tiekėjas yra tas, visoje grandinėje jisai veikiantis, ne? Tas, kas leidžia iš principo tai sistemai veikti efektyviai našiai ir ten, kur neprašomos yra, tarkim, nuo valstybinės garantijos, subsidijos, uždengimai, kas galbūt galinai paslėptų neefektyvumą, ko aš tikiu tikrai netrūko, kai buvo reguliuojama rinka. Ir iš tikrųjų čia tas dar ir laikotarpis mūsų perėjimo, tie 20-ieji, paskui buvo 22 su savo milžiniškom kainom, tie pokyčiai, turbūt buvo labai tas laikas toks vėlgi nebūtinai palankus šitam procesui, ar ne? Ir tie tiekėjai atsirado, tada bankrutavo, tada vėl ten sumaištis, kur dėti tuos jų klientus, kaip tas sutartis perrašyti, tada sutartis galima keisti arba negalima keisti. Pokyčių per tos kelis metus buvo tikrai labai daug šitoj sferoj. Tai tas irgi turbūt apsunkino ir tą suvokimą, ir supratimą, ir kas tai yra, ir kodėl, ir kaip tai veikia, ar ne, ir kas čia vis dėlto iš to išlošia galų gale. Vienareikšmiškai, ir aš kartuoju visada, sakau, kad mes veikiam Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje kaip įmonė teikimo. Latvijoje ir Estijoje liberalizacija 2013 metais padaryta. Tai jau čia labai senai. Tai jie pagyveno su nepriklausomais tiekėjais arba liberalizuota rinka iki energetinio karo. Sako, mes taikėm visą akimirką, stumėm Lietuvoje, nustumėm ant tos pačią dalinai nedėkingiausią metų, ne? Todėl Latviams ir Estams nėra asociacijos, kad brangios kainos tai yra lygų liberalizacija. Nėra. Nes jie matė su tiekėjais, kad buvo įsvyravimai, aš netokie dėlis įsvyravimai, bet buvo brangiau, buvo pigiau, bet jie jau nesupranta, kad rinka taip veikia. Ne? Ir tada jau pačio yra vartotojo ten sprendimas rinktis su birža susietą produktą ar fiksuotą ir neprisimti jokios rizikos. Mums tai buvo labai nedėkingas metas. Ir netgi tuo metu, kai atsimenu, prasidėjo, mes jau matėme iš anksto. Reikia suprasti, kad mes darom kainų prognozes ir tas kainas, kaip sakyti, fiksuojam iš labai anksti ir labai toli. Ir mes lygiai taip pat ir ministerijai sakydami reguliuotojai, kad kai prasidėjo tas kainų augimas, tai čia to nesitęs, tai čia taip nebus. Tai 18 centų, atsimenu, tuo metu kaina buvo
ne, čia nefiksuokit labai brangų, čia tikrai nieko nedarykit ir staiga turėjom ir 5 ir 50 centų, ne? Tai nesutuoja atpiks, tai sakom, tai natūralu, kad tas gal ciklas sueis, bet vis tiek tie, kurie sufiksavo tuo metu, net nepastebėjo, kad tas karas įvyko. Ir mes turėjom net nemažai įmonių, tokios, kurios mokėjo 5 centus, ir tik ties elektros dalį. Tai sakau, kokia energetinė krizė. Mes net nepastebėjom, kad čia kažkas buvo. Ir aišku, tuo metu, kai viskas tai vyksta, atranda toks didelis nepasitikėjimas. Ne? Nes aš pradedu asocijuoti tas kainas su tiekėjais, čia gal jie dėl to maržą savo susikėlė, ne? Gal čia taip atrodo viskas. Nors reikia suprasti, kad šitą karą išgyveno tikrai ne tik Lietuva. Visa Europa išgyveno tą karą. Nes mes kainos visada būdavo daugiau mažiau nustatomas per dujos subrango rekordinės aukštumas ir vis tiek mūsų visos rinkos yra susisiekiančios. Tai negali būti taip, kad netikėtai kažkur pigu, o ten staiga brangu. Vis tiek daugiau mažiau susisieja. Tai aišku, nesą norėdavau tą girdėti, ne? Kad visai kas rodo, kad čia Lietuvos klausimas ir tik Lietuvai reikia spręsti tą klausimą šitą. Bet aišku, mes, kaip sakom, nemaža dalis vartotojų jau kurie tiekėję pasirinkę nuo 20 metų, kurie darbuoja su mumis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mus, pavyzdžiui, labai mažai tiekėjai vartotojų palieka. Nes, sakom, kurie pasirinko, taip dažniausiai lieka tenais labai ilgai ir matyt patikėjo tuo metu. Tai jie, matyt, klausimų tiek daug nebekyla. Ir kyla tik tai, ar stebėti kainą, ar persifiksuoti, ar nepersifiksuoti, o daugiau mažiau kyla tiem, kurie mažiausiai vartoja. Net iš tikrųjų toks paradoksas gaunasi. Bet ką jūs teisingai pastebėjote, tai ta dalis mes irgi turėjom šitoje rinkoje daug tokių kaip ir pasikeitimų, nes atrodo kartais mes ar reguliatorius, ar ministerija bandydavo reaguoti į rinkos situaciją kažkaip pakeisdami. Bet vėlgi mes bandom reaguoti jau į faktą. Ne, o ne tai ir dalydami, kažkaip reaguodami jau į faktą, mes galim sugriauti tai, kas ateityje bus. Iš dalies tai suveikia, tai atsirado, tarkim, gal ne tiek privačių vartotojų rinkai, kol kas mes dar nejaučiam, bet, pavyzdžiui, verslas, taigi galėjo pasirinkti tiekėją nuo 2010 metų. Ir mes veikiam pagal tam tikras taisyklės, visada, reguliatorius tas pats buvo prižiūrėjo. Ką jūs minėjote, Latvija, Estija, 2012, 2013, jie dešimtmečiai prieš. Ta prasme, kaip taip nutinka, kad viena vertus šalia mūsų tas atsilikimas tokio dydžio ir dar plus nepasižiūrėjom, nes juk tadagi galima pasižiūrėti, kaip ten veikia, ne, jeigu sakot, viskas ten tvarkoja, ne jau žmonės pripratę ir taip toliau, tai kokios tos sąlygos yra, kad jas tiesiog pasiimti, juk čia ne už jūrų marių. Kai tu planą dėl nusipaišai ir tu, pavyzdžiui, turi ten vieną įmonę, tu gali liepti. Dar kažkaip nurodyti, ne, bet kai rinkoje veikia daug jau ir mažesnių veikėjų, aš kalbu ne apie tik tiekimą, bet ir gamybą, tada tampa sunkiau tą, ir tu iš principo rasti konsensusą. Ne, ir mes sakytum, bet mes esam tie, kurie frontline sėdim, ne, kurie matom, kaip vyksta, kur vartojimas dėliojas, verta ar neverta, nes net kai būdavo sakoma, kad štai bus labai dideli planai, daug prigaminsim atsinaujančios energetikos, mes ten skaičiavom nebe 100 megavatų, 1000 megavatų, didelis planai, kokie dideli čia viską bus. Skaitom, supraskite, kad visi šitie projektai, tai ateina pas mus pasikalbėti, ar mes iš jų pirksim elektrą. Visi šitie projektai ateina. Ir mes labai gerai žinom, ar mes supirksim ar nesupirksim tą elektros energiją, ar yra galimybė ar ne, ar tie projektai įsigyvenins ar ne. Ir mes taip sakytum, iš vienos pusės norisi rodyti, kad kokie čia, kaip daug visko vyksta, gal žmonės pamirš, bet iš tos pusės mes sakytum skeptiškai tais planais. Ne? Taip neįvyks, vis tiek pratekėję turi visi šitie ar parkai ir baterijos turi praeiti. Čia kaip tie jokeliai yra, kur kibirą elektros parsinešti, ar ne, tai iš principo tai jos neatsineši juk pats. Nekaip. Tai čia mes matyt, visi taip norim, fantazuojam ir svajojam, vienas apie tą kibirą. Man iš karto kyla mintis vandenilio. Ne? Visi kito vandenilio galėtų būti tas kaip saugojama elektra arba tas transportuojama elektra, nes panaudosim labai pigią elektros energiją, kad gaminti vandenilį, transportuosim, tada iš jo padarysim elektros energiją. Jis atrodo toksai labai keistas pats konceptas, nes tada pristatai labai daug gamybos tam, kad gamintum vandenilį, paskui iš jo gamintum elektrą. O kodėl tiesiog netiesiai elektrą? Nes tu iš elektros versdamas vandenilį, iš vandenilio vėl elektrą randi labai daug energijos. Iš tikrųjų labai išbrangsta, ne? Bet visai, kad būtų toksai, kaip sakyti, mano žodis, wishful thinking, net kad tai turėtų būti, net įsivažiuos. Kol kas to kibiro elektros niekas nėra atradęs. Kažkokia ideali idėja gimsta kažkam, bet atrodo, kad čia tai bus gerai. Bet, sugrįžtant ir prie tų pačių tiekėjų vis dėlto, prie vartotojų, tai kaip suprasti, tie pusė milijono, dabar vėl jie renkasi, ar ne, vėl toks sujudimas rinkoje, turbūt, nes paskutiniam dienom čia toks jau irgi būdo turbūt ypatybė, kad vis tiek žmogus laukia tol, kol jisai gali laukti, tol jisai ir sėdi ramiai. Kokia ta informacija apie tiekėją svarbi, ką reikia suprasti, kaip jūs ir sakot, jūs superkat ir matot puikiai rinką, superkat, parduodat, jūs esate tas, kuris paskirsto visus tuos rautus. Tai
kaip rinktis? Tai matyti jau tas klausimas, ar ten tiekėjas, kuris bankrutuos, jau atsakytas. Ne vienas iš jų esamo nebankrutuos. Nu jau viskas, jau niekada. Atsirinko jau, sakykim, rinką. Taip, čia galbūt klausimas yra, ar kuri rinkos dalis sumažės, padidės, bet visi tiekėjai iš principo jau yra nebankrutuojantis. Tai bent jau čia ramu. Čia tikrai ramu. Čia mes niekada to net klausimo niekada daugiau neiškelsim. Ir vėlgi, iš dalies pati elektra, tai yra tas kaip commodity, būtinoji prekė, tai jinai net nebus kažkokia kitokia, ne? Tai vis tiek kaina elektros jinai bus vienas svarbiausių tų kriterijų, kur renkantis. Mes tik tais paradoksas toksai, kad mes klausdamas, kaip vartotojai, kas yra svarbiausia, jų renkantis tiekėją, kaina, bet kai mes siūlom kainą pigiausią, vis tiek dar, kaip ir girdžiu, yra dar 500 000 vartotojų, kurie permoka už elektrą. Tai sakom, labą dieną, laukiam jūsų, ne visada. O kodėl, ta prasme, taip? Aš nežinau, pasyvumas. Okay. Jo, ir aš sakyčiau, kad dar iš dalies yra tas palikimas, kaip sako, politikai nori reguliuoti visuomeninio tiekimo kainą nustatinėti, dalis vartotojų vis tiek dar yra aptingę ir laukia, kad politikai už juos nuspręs. Ir tos žinutės kartais jos ir tokios suteikiančios mintį, kad štai palaukit, tuoj mes atidėsim, tuoj mes užstatysim kažkokią ten kompensaciją ir dar kažką. O šiaip, kaip mano vienas kolega pasakojo, sako, aš sako, einu ten ir kažkokį tvarkausi ir matau, pareina mano kaimynas. Toks Jezukas, sako, 80 metų, sako, kur einu, sako, nepyks, aš prie ežero einu. Sako, palauk, sako, tu elektrame dirbi. Taip. Sako, tai kur dabar čia geriausias kainas? Tai sako, pas mus. Tai sako, tai gerai, kitą dieną sutinku, sako, 2 paspaudimai ir aš esu klientas. Ir viskas. Ir tai net nebuvo, net bėdų, net tam 80 metų Jezukui sudaryti sutartį su mumis. Tai tas atrodo kartais, įsivaizduojam, kad baisiai sudėtinga, bet yra lengviau negu lengva. Iš tikrųjų, tai tas yra momentas dabar keisti elektros tiekėją. Tai, nusidriekia ir laidai, ir kas tik tai nori. Viskas, taip. Ar keisim skaitliuką? Gerai, čia mes atrodo atsakėm, nieko nekeisim. Mes iš principo tą apskaitą ir sudarome, kaip priklauso. Ne? Tai labai paprasta. Tikrai. Tiesiog tas, kas išrašo sąskaitas, pasikeičia, ar ne? Visas momentas tame. Tikrai taip. Ir tai čia tikrai dėl to nėra sudėtinga ir tai daly. Tai, aišku, tada klausimas daugam kyla ir tas, o čia gal su birža susijęta produktą, ar fiksuota produktą, kurį čia man reikėtų rinktis. Taip, vėlgi šitas atsiradęs produktas, jisai labai daug irgi, įnešė tokio, ar ne, sujudimo, nes kaip ir vienu metu apsimoka, kitų gal jau ir nelabai. Jo, aš, kaip sakau, aš pats energetikoje jau labai daug metų. Ir tikrai labai gerai žinau. Ir netgi žinau prognozijas, kokias mes darom, ne, jeigu šiaip iš principo, kokias mes tai galėčiau rinktis irgi tarp tų produktų. Bet aš visada jau niekada nesu turėjęs biržinio produkto. Niekada. Tai kad aš sakau, aš tą galvos skausmą atiduodu tiekėjui. Tiekėjas sprendžia, ne? Aš geriau skirsiu laiką, kaip juokiamis, kad nuvešiau, ką mano sūnus pamiršo, ne? Į mokyklą, ja, ar nežinau, ar dar kažką nuveikčiau, negu kiekvieną dieną galvočiau, o tai kaip tą elektros energiją man čia dabar išjungti, pridėti ar dar kažkur spęsti, ne? Tai čia tą klausimą, ir mes, aišku, girdime visą laiką prieštaravimą, o tai čia kaina nukris, tai šie tiekėjai didelį pelną išsistatė esant. Mums kaip tiekėjai, pasakysiu paprastai, nėra svarbu, kas rinkoje vyksta biržoje. Tikrai nėra svarbu, nes mes ne vienas negalim nesusidengti savo rizikų. Mes, kai parduodam tą patį fiksuotą produktą, tai mes jį parduodam jau susidengę visas rizikas, kad tai būtų. Arba kai mes, pavyzdžiui, statom vėjo parką arba saulės parką, mes tikrai nepaliksim spekuliuoti, kas vyks rinkoje. Mūsų tikslas tiek yra tą kainą susidrausti per kontraktus, per su vartotojais, per kontraktus finansinius, kuriuos mes galim sudaryti, ar per tą patį elektros energiją parduodami galbūt kitam tiekėjui, kuriam trūksta tuo metu. Todėl mes, kai žiūrime rinkam, sako, mums nelabai svarbu. Tai neturėtų būti argumentas, kad mes čia staiga uždirbame daugiau, nes nukrito kaina. O kai jinai vėl staiga pakilo, kaip, pavyzdžiui, pakilo, kai dabar sausį, arba vasarė, ne? O tai kaip čia dabar, niekas nebeskaičiuoja, net apie arba galima nuostolio. Nes vėl sako, mums nelabai svarbu. Ne, mes tiesiog išsilyginam. Tai mes esam jau tą kainą susidėlioję tokia, kokia yra vartotojus fiksuota, tai gali ten kainą ir laikytis labai aukštai 5 metus. Didelis skirtumas mums nebus. Vartotojas svarbiausia, iš tikrųjų, tą produktą pasirinkęs, sakys, aš jau ramus, aš galvos nesuku. O kaip yra, pavyzdžiui, su tais, kurie gaminasi savo elektrą, nes, Lietuvoje yra ir tas nuotolinių elektrinių, pavyzdžiui, galiojantis ar neįstatymas, kur tu gali, tai teoriškai tiekėjas, bet vis tiek tiekėjas yra tame, vis tiek tu pats savo neatsineši. Mes turim tai dar suprast, kad mes ir turėdom tokią diskusiją iš tikrųjų. Tai kas saugo ir kaip čia viskas vyksta? Nes lygtais aš moku ir tiekėjai moku testo dalį, bet ten mes liaudiškai vienam pasaugojimu, bet ten yra pasinaudojimo tinklais mokestis. O iš tiesų tai tiekėjas elektros energiją saugo nemokamai,
vartotojai. Mums tai didelis nuostolis, tikrai yra didelis nuostolis. Ir mes taip kažkaip ir turėdom tą diskusiją su ministerija, arba su vertu, arba su pačiais vartotojais, apgaudinėti čia mūsų, ne, bet sakom, ne visai. Galvokit, pažiūrėkite kainų skirtumą. Ir netgi kai kyla klausimų, arba reikėtų investuoti man į bateriją, aš jiems sakau, jokiais būdais. Todėl, kad tiekėjas jums saugo nemokamai ir ne dieną, ne valandą saugo, o mėnesiais. Jūs galite 2 metus tą elektros energiją saugo pas tiekėją nemokamai kol kas. Tai čia bet kuriuo atveju, bet tiekėjo vėlgi tas vartotojas gamintojas negali. Tuo pačiu, jeigu kalbam apie tą pasaugimą, net metringą, net billingą, Lietuva šitam regione irgi paskutinė. Latvija irgi uždėję datas yra, Estija lygiai taip pat uždėję datas, tai mes vėlgi sakome. Prasme, kad jie jau nemokamai nebesaugo, ar ne? Arba ne, kol kas yra pereinamasis periodas, vis tiek, bet yra kažkoks nustatytas, bet naujiem vartotojams tai yra iš principo, jeigu tu turi saulės elektrinę ant stogų, tai ką suvartoji momentiškai, tu to neperki iš tiekėjo, ką pasigaminai, bet nesuvartoji, parduodi tiekėjui, o ko tau trūksta naktimis arba dar kažkur tą perki iš tiekėjo. Tai nėra to kaip pasaugimo. Tai einamuoju momentu viskas vyksta. Taip, tai mes kol kas irgi išdidus lietuviai. Tiekėjai, dabar tas, kada juos vis dėlto reikia mąstyti, kad galbūt man laikas keisti, turiu tiekėją, geriausiai tai nieko nedaryti, kaip jau mes čia nutarėme, ta prasme, patogiausia, tai yra tiesiog nieko nekeisti. Bet jeigu, kada verta galvoti apie tai? Aš sakyčiau, absoliučiai didžiai daliai, tai yra ne mūsų, mes turim 200 000 klientų. Tai visiems likusiam 1,1 milijono vartotojų dabar pats geriausias metas pasižiūrėti. Ir manau, kad rastų ten. Jūs norit pasakyti, kad pas jūs yra geriausios sąlygos? Vienareikšmiškai. Kiek jos bus, aš negaliu garantuoti, ne? Bet šiai akimirkai tai galiu sakyti taip. Ne? Ir jeigu mes kartais vėlgi taip pasidžiaugiam, kad paskutinius 2 metus mes esame vienintelis tiekėjas, kuris augino savo klientų portfelį. Tai reiškia, kad mes vis dar taip agresyviai, vis dar bandom tą vartotoją prisibelis, įtikint, kad verta vis dėlto. Ir žiūrėjom, kad žiūrėjom, kad paskutinius 12 mėnesių, 8 mėnesiai mūsų buvo kaina pigiausia. 8 mėnesiai. Vėlgi, ar tai bus visada, negaliu garantuoti, nes kiekviena vėlgi priklauso nuo kiekvieno tiekėjo, kokios tas dėliosis ir kiek jų gamybos, kokios yra kaino prognozės, nes vėlgi supras, kad mes visi tiekėjai pardavinėjame ateitį. Ne, tai gali būti, kad ateitis staigiai pasikeis, arba tokiais būdais mes galim tą kainą garantuoti. Šiandieną, tai sakau, 1,1 milijono vartotojų užsukia pas mus savitarną, pasižiūri tą sutartį ir iš karto, labai lengva. Du paspaudimai ir klientas, viskas. Čia dar toks vienas iš tikrųjų momentas Lietuvoje buvo tas BRELL atsijungimas, ar ne, kuris irgi šitoj srityje vėlgi atsirado vėl naujas kažkoks faktorius, apie kurį bandai suprasti ir taip pat įstikėjai, juk ir tas balansavimas atsirado kažkoks elektros, kurį patys perėmėm, ar ne, savarankiškai esam ir panašiai. Kaip jūs matote tą ateitį ir kokie tie pokyčiai, nes čia dar labai šviežiai ir iš tikrųjų dar nelabai gal ir matosi viskas. Taip, tai mes kai kalbam, bet tas yra dalis, kad mes kai kalbam apie elektros energiją, kažkaip pamirštam, kad yra kitos dedamosios. Taip susifokusuojam, kas vyksta biržoje ir netgi dažnai pasižiūrim vidutinę biržos kainą ir sakom, tai kodėl čia taip brangiau ir pigiau. Paskui nėra nei vieno vartotojo, kuris vartotų elektros energiją vienodą kiekį kiekvieną valandą. Tokio vartotojo tiesiog nėra. Ne, tai mes turim suprasti, kad ta kaina, ką mes matom biržoje, tai nėra galutinė kaina vartotojui. Ir tikrai tas dalis susidės. Ir tai, ką jūs pastebėjot su BRELL, yra kitas komponentas, kurio nemato vartotojai, tai kur mes, aišku, tiekėjai įtraukia į savo kainą, tai yra balansavimo kaštai. Ir galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu iki energetinio karo, tos energetinės krizės, pavyzdžiui, balansavimo kaštai būdavo 0,7 eurų už megavatvalandę. Maždaug taip. 0,5, priklauso kuris klientas energetinė krizės metu, kur tiekėjai nei vienas neplanavo, staiga balansavimo kaštai buvo ir 10-12 eurų už megavatvalandę. To, ko nebuvo nusimatę nei vienas tiekėjas. To tikrai visi turėjom milžiniškus nuostolius dėl to periodo. Ir kita dalis yra su BRELL susijusios, tai buvo tai, kad mes kalbam apie 27 ir 30 eurų už megavatvalandę, kuri jau bus balansavimo kaštai, ta papildoma dedamoji. Tai netgi, kaip sakau, netgi jeigu tai, kad atpigtų elektra iki 0 vartotojų biržoje, jinai niekada nekainuos 0 vartotojų. Niekada, nes yra ir tos, kaip ir balansavimo dedamosios, ir veiklos sąnaudos, o kita dalis tai yra infrastruktūriniai kaštai. Tai kaip tie infrastruktūriniai kaštai? Ir jie ilgai laikysis taip, kaip dabar, nes daug kas kalba, kad reikėtų tinklą atnaujinti, kažkada reikės atnaujinti čia. Tai viskas vyksta eigoje, tik klausimas, ar tie kaštai tokie ir laikysis.
Tai jeigu ten galutinė sąskaita, tai nesusideda tik iš tai, ką mes matom biržoje. Ne? Tai va čia balansavimo, infrastruktūriniai kaštai. Tai norint turėti pačią mažiausią kainą, tai turim kalbėti visas dedamasias. Bet apie BRL ir balansavimo kaštai, tai sakyčiau, kad tai yra vis tiek, va čia irgi, mes ir didūs lietuviai taip pat. Ne? Mes matyt sutinkam, kad tą kainą mokėtum, kad nebūtumėm priklausomi ir žinodami tą istoriją, kurią turim, sakysim, tiek to. Tai nėra dideli kaštai atsijungti. Tai vienareikšmiškai. Aš manau, kad nei vienas nesiginčytų, toje dalyje. Nes, matyt, vis tiek tai bus toksai periodas pereinamasis, kuris vis tiek išsispręsis anksčiau vėliau. Nes mes kalbam, kad vis tiek ta dinamika yra milžiniška ir kaina bus milžiniška. Nes dėl to, kad dabar tas kainas, gamyba priklauso daug nuo atsinaujinančių. Tai ir tą dalį sulygiuosim ir balansavimo kaštai susitvarkys eigoje. Nes vis tiek mūsų, matyt, kaip ir mum, kaip tiekėjui, yra svarbu, kad tas elektros vartojimas būtų didesnis Lietuvoje. Tai yra mūsų verslas. Bet tas vartojimas bus didesnis ir tada, kada ir vartotojai, sakys, man pavyzdžiui yra pigiau, nes pigi elektra, galutinė sąskaita ir aš pereinu prie automobilio negu benzininio. Mums gerai. Taip, čia irgi niša dar jums atsivers. Mes džiaugsimės. Lygiai taip pat, kai pavyzdžiui, investuok Lietuvoje, ieškos investuotojų, jie sakys, Lietuvoje labai pigi elektra. Ateikit čia, investuokit. Mes jau sergam už tai, kad tai įvyktų, nes tas vartotojas, kuris ateis naujas, jisai pirks elektrą iš mūsų arba iš konkurentų, bet mums vartojimas didės. Tai mes vienareikšmiškai esame suinteresuoti, kad kaina Lietuvoje ilguoju laikotarpiu būtų kuo labiau prognozuojama ir kuo žemesnė. Tai ateitis jūsų, taip apibendrinant, dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, jūsų srityse irgi juk yra ir tos prognozes daro ir skaičiuoja ir apskritai, nežinau, kiek dalyvauja to viso jūsų veikloje ir kiek tas vartotojas, pavyzdžiui, gali tuo naudotis. Taip, bet kuriuo atveju, jis tai kurį laiką veikia, tai yra seniau, negu mes kaip vartotojai pamatėm tą dirbtinį intelektą. Tai mes vadinkime ten siek tendencijų ieškojimas, visas prognozės ir viso vartojimo, kainų prognozės, gamybos prognozės, vartojimo prognozės jau buvo senai daromas nebe žmonių. Remiantis tam tikrą istoriją, statistiką, prognozėmis jau senai buvo daroma. Nes tiekėjų konkurencingumas lygiai taip pat priklauso nuo to, kaip mes efektyviai tą suvaldysim. Balansavimo kaštus arba tą patį gamybos planavimą. Aišku, sekanti dalis, kai mes kalbame apie tą AI, tai vėlgi taip tiekėjom, tai yra, o kaip mes vartotojus aptarnaujam savo. Tai mes klausomės pokalbius, nebe žmonės klausosi, kaip mes geriau aptarnauti klientą. Tai yra, kaip daryti mažiau klaidų, suvedinėjant sutartis, išrašinėjant sąskaitas, visus tos dalykus, tai natūraliai susijungia. Aišku, tas AI plėsis ir toliau. Bet jeigu žiūrint į ateitį, iš vienos pusės mes matom tokia kaip makro lygmenį arba geopolitinį lygmenį, tai mes turėsim tą kainos svyravimą tikrai milžinišką. Ir tai nebus tik Lietuvos klausimas, tai yra iš principo visų susijusių aplinkinių šalių klausimas. Ne? Ir kartais tai, kas įvyksta Švedijoje, labai turi didelį įtaką Lietuvoje. Nes, kaip sakau, mes galim pastatyti ofisą Lietuvoje ir galvoti, kad, nesvarbu, kas Latvijoje vyksta, svarbiausia, kad Lietuvoje būtų verslas išsinuomosi, ne? Bet su energetika taip neveikia, tai mes tą didelį svyravimą turėsim. Ir matyti, jisai ilguoju laikotarpiu tikrai ta kaina vidutinė gal ir bus mažesnė, bet tikrai svyruos labai smarkiai. tą reikės sutaikyti, su vartotojim arba pelės galvos skausmo, kaip minėjom, tiekėjui, kad tiekėjas spręs man tą svyravimą, tu suvaldyk. O ilguoju laikotarpiu, tai aš vis tiek nebejoju, kad anksčiau ir vėliau tas netmytiningas baigsis ir ateis netbilingas, tai klausimas, kuriam periodui. Čia kalbant apie pasaugojimą, taip. Apie pasaugojimą. Ir tada, matyt, ir tikrai ateis ta tokia, sakyčiau, protingesnė energetika, kada jau vartotojai padės galvoti apie baterijas, apie krovimą ir galbūt net ne visai sukdami savo galvą, bet palydami, būtent AI nuspręsti, ar aš dabar pasaugau, ar dabar kraunu, ar vartoju, ar, nežinau, pašildau namus. Nes aš sakiau, kad vienintelis būdas, ir aš lygiai taip pasakiau, kad vienintelis būdas, kada aš pradėsiu taip mąstyti, tai kada jau ne man reikės, o aš pastatysiu tam tikrą programą arba sistemėlę, kuri tą klausimą ir išspręs. Bet mes to neteisim, kol nepadarysim tos energetikos protingesnės tokios. Bet pagalbininkai vis tiek turėtų būti tokia atveju ir tikriausiai bus, nes taip būtų per didelė našta vėl kasdien galvoti, kaip čia man planuoti su ta elektra, ar ne, ten krauti ar nekrauti, dabar ar vėliau, arba valandos. Tai iš tikrųjų tų pagalbininkų tikrai reikės. Taip. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Dėkui. Studijoje viešėjo Elektrum Lietuva vadovas Martynas Giga. Verslo žinios. Verslo tribuna.